Sveiki, šiandieną noriu parodyti Mango. vieną vaikišką programėlę, bet jinai tikrai puikiai tinka tiems, kurie pradeda mokytis ir nori susipažinti su šiek tiek daugiau paprastų žodžių. Taigi, pačioje pradžioje įsijungus programėlę English for Kids mum pristato su paveikslėliais daug įvairiausių dalykų. Čia paspaudę galim pasirinkti, kokios tai yra temos, bet galima ir tiesiog mokytis visus žodžius atsitiktinai iš eilės. Taigi pabandykim. Keletą vaisių. Mango, Lemon. citrina, Apple. obuolys. Grape. Custard apple. Papaya. Tomato. Ar ne? Po kurio laiko, kai peržiūrim daug žodžių ir daug paveikslėlių, jei matote, viršuje dešinėje mes turim tokį kaip kompiuterinių žaidimų joysticką, valdymo pultelį, spaudžiame ant jo. Chocolate. Ir čia mums parodo 4 paveikslėlius iš tų žodžių, kuriuos mes, tarkim, peržiūrėjom ir mes turim pasirinkti teisingą. Jeigu neišgirdom, spaudžiam dar kartelį ant garsiakalbio. Chocolate. Aha. Ir renkamės tą, kuris tai yra teisingas. Steak. Ice cream. Sandwich. Jeigu norim pažiūrėti, kaip yra neteisingai, tai vietoj sandwich paspauskime ant šuniukų. Taigi, toks labai paprasta vaikiška programėlė, bet tikrai padėsim įsiminti angliškus paprastus nesudėtingus žodžius. Tiek šiam kartui, sėkmės mokantis anglų kalbos.